Labą dieną, mielieji. Šiandien mums labai didelė šventė. Svečiuojamės Vilniaus Lopšelyje darželyje Boružėlė ir gerbiama direktorė atvėrė mums šios nuostabios įstaigos duris. Nors jau su šios įstaigos mokytojais, tėveliais, vaikais ir gerbiama direktorė pažįstami daugelį metų, bet šiandien sutiko duoti interviu, pasikalbėti apie tai, kuo jie gyvena, kuo džiaugiasi, kas yra svarbu ugdant šiuolaikinius vaikus. Tai gerbiama direktorė apie savo įstaigą. Ačiū labai. Ši diena sutapo ir su Vilniaus gimtadieniu, todėl dvigubai džiaugiuosi, kad esate jūs, gerbiama Sigita, mūsų įstaigoje, nes jūsų autoritetas ir kompetencija įkvėpia mokytojus, įkvėpia vadovus būti panašiais į jūs, nes skleidžiate mums savo patirtį, kurios susiveda į emocijas. Ir po visų seminarų grįžusios mokytojos dalinasi tuo, ką pajuto, ką jūs perteikėt. Taigi, kaip mokytojas žino, kuo gyvena vaikai šeimoje, nes vaikai pasipasakoja, taip aš kaip vadovas žinau, kokios jos grįžta iš seminarų, kuriuos jūs vedate. Ir kiekvieną kartą pabrėžia jūsų pagarbą klausytojui, tai yra praktikui, ir ta siela, kuri yra imli geriems dalykams, ji paima iš jūsų visą informaciją ir pritaiko praktinėme darbe. Aš tikrai esu laiminga, kad turiu šį kolektyvą ir kad mes darniai dirbame vaikui. Tai aš vadinu ne tiek darbu, dar galbūt kaip tarnystę, nes vaikai ir mūsų pats ugdymas yra orientuotas į vaiką, o po to tik į pedagogą. Jaučia pagarbą iš suaugusio, nes kitaip nebus rezultato, jeigu mes būtumėm kitokie. Aš kaip vadovas labai didelį dėmesį skiriu būtent emociniam mikroklimatui. Ir nepaslaptis, kodėl nevyksta darbuotojų kaita mūsų įstaigoje. Dirba 56 suaugę žmonės ir turime 242 vaikus. Lanko iki 200 vos ne kasdien, išskyrus virusinius ir kitus protrūkius metų bėgyje. Taigi, kiek žinau iš mokyklų pradinių, tai gauname tik padėkas ir per tėvus, ir per vadovus mokyklų, kad vaikai motyvuoti ateina į mokyklą. Tinkamai pasiruošę. Tinkamai pasiruošę, žingeidūs, moka surasti informaciją, moka bendrauti, išklausyti, bet vaikai lieka vaikais, todėl per žaidimą, per pagrindinę vaiko ugdymo priemonę, mesgi ir valdom tą ugdymą, kuris prasideda nuo pat darželio durų, tik atėjus į įstaigą. Taip. Pravėrus duris nuo labo ryto, juos pasitinka mūsų toks susitarimas su šypsena mokytoja, palikdama visus savo rūpesčius už vartų. Ir turėdama tokią kaip ir rekomendaciją, aš gaunu atgalinį ryšį, nes kaip ir suprantu, jog nuo manęs taip pat daug kas priklauso, nes pagarba mokytojui tai yra kelialapis į vaiko širdį. Kaip gražiai pasakėt ir tokius labai svarbius momentus ir akcentus sudėjot. Pirmiausia, aš noriu padėkoti už pasitikėjimą. Ir vadovas atlieka labai svarbų vaidmenį, kuriant ugdymo įstaigos mikroklimatą. Ir aš girdžiu iš jūsų lūpų, kad ta vertė, ta kokybė jum yra svarbu. Ir tas mano perduodamas žodis jum yra reikšmingas. Ir tada mokytojai, aš jaučiu kiekvieno seminaro metu, kai paklausiu
mokytojo, iš kokios jūs esat įstaigos, nes man būna įdomu, iš kokios įstaigos mokytojai taip masto. Nes kiekvieno seminaro metu užduodami klausimai būna orientuoti į patį mokytoją ir jis ieško atsakymų, kaip padaryti kiekvienoje situacijoje, kaip pasakyti, kaip pasielgti ir kokią prieigą surasti prie vaiko, kad jis grupėje jaustųsi gerai. Ne į tai, kad blogi tėvai, ne į tai, kad blogi vaikai, ne į tai, kad blogas vadovas, bet mokytojas ieško atsakymo savo ir kelia savo kompetencijas. Ir aš vis klausdavau ir kiekvieno seminaro metu boružėlė. Ir tokį susidariau įspūdį, kad čia kažkas yra tokio ypatingo. Ir dabar girdžiu iš gerbiamos direktorės lūpų, kad svarbu mikroklimatas, kad jūs vertinat, kad jums yra vertybė žinios, kokybiškos žinios ir kad stengiate sukurti būtent tokį mikroklimatą mokytojam, kur jais yra pasitikima. Jeigu mokytojui yra pasitikima, tai tada mokytojas grįžęs į grupę gali pasitikėti vaikais. Ir tada visoje įstaigoje suskamba tai, kas turi suskambėti. Ir tie susitikimai seminarų metu, klausimai, mokytojų pavyzdžiai, kuriais jie dalinasi, jie yra išskirtiniai, jie yra kūrybiški. Ir aš mokytojams dažnai sakau, kad jūs ir taip viską žinote ir dar ateinat į seminarą. Ir dabar drąsiai darau tokią prielaidą ir patvirtinimą, kad tie smalsūs mokytojai, kurie ir taip daug žino, nuolat domisi ir nuolat kelia savo kompetencijas, nes vaikai yra skirtingi. Su kiekviena karta iššūkiai skirtingi. Ir negali, kad šiais metais aš išmokau ir dabar jau 5 metus aš nieko nesimokinsiu. Nuolat tų klausimų kyla pačių įvairiausių. O gerbiama direktorė, sakykit, kaip padeda tėveliai į visą šitą įsitraukia į tą bendradarbiavimą, noriai ar tenka kažkaip ieškoti skirtingų prieigų, kad keistai skamba, bet dažnu atveju tenka sudominti tėvelius pačių vaikų problemom. Ar jums tai pažįstama, ar jūs kažkaip randat kitus būdus, kaip įtraukti ir kaip tas bendradarbiavimas su šeima vyksta? Mes nesam tokie išskirtiniai, visos įstaigos moka tą daryti. Ir nepaslaptis, kad kiekvienam tėčiui, mamai rūpi savo vaikas. Taip. Ir kai jiems pasiūlai daug renginių, nebūtinai visi gali dalyvauti, ekskursijas, kada pravedi įdomiai susirinkimus, o tai nebūna paskaita, tai būna veikla, kurioje tėvai dalyvauja, gauna užduotis, kurias atlieka ir randa vaikai ryte atėję tėvelio atliktas užduotis. Jie būna aplinkoje, išgyvena tą ryto ratą, paima, atsisėda į savo vaiko vietą. Padeda pažinti. Taip, juos labiau sudomina, sumotyvuoja ir jie nepamato, kaip tos 2 valandos greit pralekia. Mano darbe pavieniai tik atvejai yra buvę, kad ten, sakykime, negaliu, nesudalyvausiu, o kaip tik atvirkščiai klausia, kuo jums padėti, galbūt ateit papasakoti apie savo profesiją, ką mes tai taikome, palydi į išvykas kartu tėveliai, mūsų labai aplinka graži, netoli Vingio parkas, mes važiuojame ir buvom ir televizijos bokštą, ir pas mus atvažiuoja kinologai, ir gaisrininkai. Ir žodžiu, pasiūla didelė, rinka plati, tik važiuok, o vaikai mėgsta keliauti. Todėl visame kame, suderinus su tėveliais, gavus leidimą, kad mes galim išvykti, dalis jų, 2-3 visuomet sudalyvauja ir palydimus, nes ir jiems įdomu būna, gal kartais ir laisvalaikį turi. Taigi, sakyčiau, mūsų ir stiprioji pusė yra bendradarbiavimas su šeima. Tiek apklausa, tiek elektroninis dienynas, tiek kiekvieną rytą pokalbiai tam, kam rūpi kuri nors tema, per daug neskiriant laiko ir įkyriai neteikiant kasdienės nuobodžios informacijos, bet to aktualią, tai mokytojas perduoda tiek ryte, tiek vakare, taigi ne viena ugdymo įstaiga kaip po
įstaiga, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, neturi galimybių tiek bendrauti su tėvais, kiek ir mokykla to neturi tokių galimybių, kiek mes matomės. Taigi čia vadinčiau irgi labai yra dėkingas amžiaus tarpsnis. Taip. O kas liečia aplinkos sąlygų sudarimą, tai vėlgi pagal amžių, pagal atitinkamą vaiko gebėjimą, motyvuojame juos turėdami inovatyvias technologijas grupėse. Tiesiog motyvuojame juos ieškoti, atrasti, už tai jie turi labai daug žinių, nes tie vaikai, kurie buvo, tarkime, prieš 30 metų, kai aš pradėjau čia dirbti, skiriasi nuo šių dienų vaikų. Skiriasi ir tėvai. Labai stipriai. Labai stipriai. Kas 5 metai, kiekviena tėvelių karta, jie yra kitokia. Dabar tėveliai yra stipriau reiklus įstaigoms, ieško naujovių. Todėl reikia labai gerai pagalvoti, ką sakyti, ką patarti, bet aš patariu tuo atveju, kai manęs klausia. Taip. Kad nepiršti savo nuomonės. Na, o kadangi, kaip minėjau, tėveliai irgi inovatyvų, žingeidūs, gabūs ir labai daug skiria dėmesio, tai mano būna patarimas: nepersitempkit, nepersistengkit, neapkraukit tų vaikų. Vaikas turi turėti vaikystę. Ir dažnas pavasarį man primena, kad jūs buvote teisi. Taigi kontaktas geras, aš tikrai savo įstaigos tėveliams, kurie ateina jau šiek tiek žinodami apie mūsų įdirbį, apie mūsų praktiką, apie mūsų pedagogus, net vardus jau žino ateidami ir pasirinkdami mus. Tai kiekvieną birželį naujai atvykusiems vaikams, šeimoms naujai atvykusioms nuo rudens, aš kviečiu į susirinkimą ir teikiu pirminę informaciją. O jau rugsėjo mėnesio antroje pusėje jie susitinka su mokytojais, jau akis į akį. Taigi, sakyčiau, kad įstaiga yra atliepianti tėvelių lūkesčius, nes mes dalinomės gerąją patirtimi labai daug metų ir geros pradžios metodikos step by step ugdymo inovacijų centro buvome vedančioji įstaiga ir dėkinga toms vadovėms, nes elementus mes kai kuriuos ir dabar taikome, kaip po ryto ratą, autoriaus kėdę ir individualizuotą ugdymą, aplinkos sąlygų sudarimą, viską, kiekvienas centras turi savo vietą, būtent jau iš patirties apskaičiuota. Jeigu tu imi bibliotekėlę arba dailę, tai jau tu būtinai turi būti tas centriukas prie lango, kad čia apšviestų, ne? Tai va, taigi tai yra labai svarbu ir apgalvojame kiekvieną vietelę, kad tą motyvuotų vaiką kūrybai ir žingeidumui. Ir ką girdžiu, pačius pagrindinius akcentus, į ką jūs atkreipėte dėmesį, kad telkiat tėvelius, mokytojus, kad sukurti tokį aplinkos kontekstą, kur vaikas galėtų save išreikšti, kur surastų, kur jam patinka save atskleisti, savo kūrybinės galias. Ir tokie išgirdau 3 labai svarbius akcentus, kalbant apie bendradarbiavimą su tėveliais. Pritariu 100%, kad galima patarti tėveliam tik tada, kai jie prašo patarimo ir tik tada jie tą priima. Kitas labai svarbus jūsų įstaigoje taikomas receptas ar tai, kas vyksta praktika, kad savalaikė konkreti informacija ir tais būdais, priemonėm, kurios yra priimtinos mokytojom ir tėvam. Ir kad tai nėra apie rūpesčius, o tas 3 svarbus akcentas, bet tai yra apie kalbamą, kur mes vyksim, ką kursim, kokius eksperimentus darysim, kad tėveliai turi galimybę atsisėsti į vaikų kėdę ir išgyventi tai, ką ir patirti tai, ką patiria jų vaikai. Ir tada bendradarbiavimas su šeima yra paremtas kūryba, veikla ir vaikam kuriama tokia atmosfera, kuri juos orientuoja į kūrybą. Ir aš manau, kad jūsų įstaiga
baigę absolventai jūsų yra į mokyklą, kur jie nueina, jie ir atsineša viduj tą stiprybę kurti ir save realizuoti. Ir tai galima, už vaikus negalima to padaryti. Tai gali padaryti tik patys vaikai, bet mes turim sukurti jiem atitinkamą aplinkos kontekstą. Ir kaip direktorė jūs jaučiatės šiuolaikiniu laikmečiu? Kadangi turit ilgametę patirtį, matot, kaip keičiasi vaikai ir tėvai su kiekvienu penkmečiu ir kaip dabartinis penkmetis, kuo šiuolaikiniai vaikai išskirtiniai, stiprūs ir kokių kompetencijų mums reikia ugdytojam, ką mes turim išsiugdyti, kad sukurtumėm tuos reikiamus kontekstus vaikam. Mes mokomės, mes turime mokytis kiekvieną dieną, nes informacijos yra labai daug ir labai svarbu atrinkti ją, kad jeigu tai liečia vaiką, tai suprantama vaikui, jo kalba suprantama ir, kaip minėjau, neužkrauti per daug informacijos, kurios nereikia, tai vėlgi susisteminti viską, bet mūsų įstaigos kredo, aš nesakiau pačioj pradžioje, tai yra žodžiai: laimės ieškojau kitiems, o laimingas tapau pats. Kokie prasmingi žodžiai. Taip. Kada mokytojas šypsosi ir džiaugiasi, kad šiandieną jo grupėje yra daug vaikų ir liūdi, kada jų mažiau, jeigu jie apserga, tai rodo apie tai, kad mūsų tikslas yra kokybė. Taip. Ir kad ta kokybė būtų apvainikuota rezultatu. Aptarėme su vaikais ne tik tai žodžiais, bet ir per darbelius, įtraukėme tėvelius į kolektyvinius darbus taip pat. Taip po to lydi juos ir padėkos, vaikų motyvacija, kai didžiuojasi, o kurgi čia mano tas darbelis. Labai smalsu sužinoti, kaip jūs informuojat ir kokią informaciją suteikėt tėveliam, kurių vaikučiai nuo rugsėjo 1 pradeda lankyti jūsų įstaigą. Birželio mėnesį mes susitinkame su naujom šeimom, kurias informuoju apie įstaigoje esančias taisyklės, režiminius momentus, pristatau stipriasias pusės. Internetinėje svetainėje yra visi dokumentai, pasiūlau juos paskaityti, pavartyti. Bet mūsų susitikimo tikslas yra tas, kad tėveliai galėtų ramiai atostogauti, išgirdę mano žodį. Papasakoju apie įstaigą, kaip mes pasitinkame vaikus, kad tai bus ir šventė, kad jie galės pabūti prie vaiko, kad jie galės pastebėti grupėje, kaip vyksta adaptacija. Jeigu yra klausimų, visuomet yra atsakyta į bet kokį tėčio klausimą, nors kartais ir nepatogų. Primenu, kad yra ir tokie dalykai kaip ligos, ir suaugę taip pat susirga, ir kad gali vykti kaita pedagogų, ir ateis naujas darbuotojas darželio iš kitos grupės pavaduoti. Tačiau yra tokios taisyklės, kurias ne nuo manęs priklauso, ir jie išgirdė, kad nėra pagirų, kad mes gyvename gyvenimą tokį, kokį gyvena ir jie, tik tai mes esame mamos tam laikui, kol jie dirba, ir jų lūkesčius mes tenkiname, nes vaikas turi būti ir jaustis saugus, kol nėra mamos šalia. Taip, vat apie ką jūs kalbat, tie svarbiausi dalykai, kad pasiekti tokių rezultatų, kad sukurti vaikam atitinkamą kontekstą, pagrindas yra tarpusavio ryšys. Mokytojų su vaikais, ir tam reikalingos didelės investicijos. Ryšys nesusikuria per vieną dieną, tai yra kelių mėnesių, o gal ir metų trukmės buvimas kartu su vaiku, žaidimas, įtraukimas tėvų. Ir jeigu mes sukuriam pasitikėjimu pagristą tarpusavio ryšį vadovo su mokytojais, mokytojų su tėvais ir vaikais,
tada visi tie kūrybiniai metodai, aplinkos kontekstas suskamba taip, kaip turi suskambėti. Ir pabaigai labai smalsu išgirsti, kokių reikia savybių šiandien vadovui, kad sukurti tokį tarpusavio ryšį, kad pasitikėti mokytojais. Nėra taip paprasta pasitikėti ir mokytojam vaikais, tėvam pasitikėti vaikais. Aš, pavyzdžiui, dažnai matau, į darželį veda mamos, tėčiai vaikus ir vaikas eina šalia ir mama sako, ne tai eini, ne taip kuprinę neši, ne taip žingsnį dedi ir nuolat tas nepasitikėjimas. Čia yra muštras toksai, sakykime, draugiškas. Taip, draugiškas muštras. Taip. Tai kaip šiandien tam vadovui, kaip išlikti tokiu žmogum, kuris pasitikė pedagogais, kuris kuria ryšį su tėvais ir manau, kad pagrindą, toną ir tą kryptį viso mikroklimato, koks jisai bus ir tos vertybės, kurios puoselėjamos, priklauso nuo vadovo. Ne tik, nuo vadovo komandos. Aš turiu komandą, kuri girdi mane ir mes mokam susikalbėti akių kontaktų. Tačiau norėčiau išskirti, kad recepto, kaip jūs minėjot, mielas Sigita, nėra. Yra vienintelis žodis svarbus, tai yra žmogiškumas. Jeigu tu esi gimęs dirbti su vaikais ir pasirinkai tą specialybę, tai jau tada tu ir nešk ją kaip su vėliava, eik per gyvenimą. Bet jeigu ne, tai mūsų įstaiga atmeta kaip implantą organizmas netinkamą žmogų ir jis negali išsilaikyti toje net bendruomenėje ir jo tiesiog nelieka. Taigi pagarba, žmogiškumas, bet tai yra įgimtos savybės. Jas reikia tik tai tobulinti dėka tokių žmonių kaip jūs. Nes primenate visą seminaruose tą mūsų prigimtinės savybės. Išmuša labai dažnai gyvenimas mus iš žemė, iš po kojų, bet mes vėl atsistojam, įsitiesiam ir sakom, tai yra mūsų darbas, laikas keičiasi, bet vaikas yra darželio centre. Ačiū gerbiama Angelė už tokį nuoširdų pasidalinimą. Man širdis dainuoja, kai išgirdau pagrindinius akcentus, kas yra svarbu, tarpusavio ryšys, bendradarbiavimo metodai su šeima. Vieni mokytojai ar vien jūsų komanda, be tėvų paramos nieko negalima padaryti. Tik kartu bendrai veikiant komandoje, tėvai, mokytojai, vadovas, vaikai, galima pasiekti tokių rezultatų, kur visiems įstaigoje yra gerai. Gera. Taip. Ačiū labai, iki kitų malonių. Ačiū. Aš visada lauksiu jūsų paskaitų. Ačiū.